Labą dieną visiems, sveiki atvykę, malonu matyti daugybę literatūros, spėjų ir politikos entuziastų. Europos vaizdiniai susiję su kultūra, su menu, su tolerancija, su gebėjimu taikiai sugyventi, buvo tam tikra prasme kaip kažkoks, tarsi civilizacinis sugrįžimas po sovietinės okupacijos ir aneksijos. Man Europa, kaip sako jaunimas, kada veža ir tiesiai kala į širdį, yra tokie siužetai, kada valstybės kariauja, o jos elitai draugauja. Ir yra daugybė atvejų, kada kariavo valstybės, o poetai mylėjo vieni kitų literatūrą. Tai vat man Europa yra, kada karai, marai ir carai, bet nepaisant to literatūros sukibusios, jos verčia viena kitą. Tu myli literatūrą ir myli kultūrą. Koks? Ar Donelaitis yra europietis ir ką galėjo reikšti Europa tuo metu jam kaip gyvenančiam Rytų Prūsijoje? Donelaitis yra vienas iš lietuvių kalbos tėvų, literatūrinės kalbos tėvų. Europietis be jokios abejonės, jis kūrė savo tautos kalbą, jis kūrė kanoną. Net karai neįveikia meilės kitom kultūrom. Europos Sąjunga gavo, ir aš manau, pernelyg vėlai Nobelio taikos prizą. Tai yra taikaus sambūvio visuomenė ir tie karai, ko gero baigėsi. Man abejonė nekelia, kad didžiausias pliusas yra tai, kad tai yra demokratijų šeima. Ir suvokiant, kas yra demokratija, kad yra vienintelė valdymo forma, kuri pripažįsta, kad yra netobula, ir žinant, kad bet kuri demokratinė valstybė gali patirti krizes, ir kada tu atsiduri demokratijų šeimoje, tau pasidaro ramiau dėl savo tėvynės. Todėl, kad tu supranti, kad net jeigu ir įvyktų negeri svyravimai Lietuvoje, tu esi demokratijų klube. Taigi ES didžiulis privalumas yra standartai, žmogaus teisų, demokratijos standartai, kurie yra pakelti be galo aukštai, ir tai formuos ir mūsų elitą politinį, ir kitus europinius elitus. Antroji stiprybė yra atvirumas, laisvė. Su lietuvišku pasu keliauk kur nori, Šengeno zona. Didžiulis orumas, orumo pergalė. Mums nustojo vidurio ir rytų europiečiam uždavinėti žeminančius klausimus. Europos stiprybė atvirumas, sienų nebuvimas. Tai yra talento ir didžiulės energijos galimybė judėti ir žmonėm leisti pasirinkti. Žmonės, kurie sako, aš noriu būti Europos Sąjungoje, jie turi būti protingi, jie turi būti išprusę, išsilavinę, jie turi turėti bendras vertybės. Demagogija jų neveikia. Kai kuriuos klausimus sprendžia Europos Sąjunga, tuo grįšiu prie to. Tai reiškia žuvininkystė, išorinės sienos, eurozonos klausimai, kitus sprendžiame patys, kaip imigracija ir kiti dalykai. Bet kai reiškia, kad sprendžia Europos Sąjunga, tai reiškia sprendžiame patys. Žinot, kaip atsiranda Europos Sąjungos kažkokie įstatymai? Komisija pasiūlo projektą. Tas projektas eina į Europos parlamentą, kur mes renkam ir kitos valstybės savo narius, ir į tarybą, kur renkasi mūsų pačių ministrai. Ir ten ilgų dėrybų metu, kartais kol teisinis aktas tampa sutartas, užtrunka nuo 2 iki 3 metų. Konsensuso demokratija. Niekur be mūsų ir kitų mažų valstybių dalyvavimų tai neįvyksta. Ir aš tikiu, kad ES gyvybinga, nes atsakymus jie pateiks ne vien Paryžius, ne vien Berlynas ir ne vien Londonas. Ir kuo daugiau šalių ir tautų įsijungs į tą koncertą, tuo geriau. Lietuva yra labai vertinga ir gerbiama ES narė, ir lietuvių politinė patirtis yra labai vertinga. Todėl, kad turi būti lietuviškas komponentas Europos parlamente. Lietuviai yra išmintingi, turi sukaupę labai gilę svarbę patirtį europinę. Lietuviai ten reikalingi. Mes turim balsuoti, mes turim dalyvauti, ten turi dalyvauti lietuviai ir ne tik tai dėl krizių ir įvairiausių debatų, bet tam, kad Lietuvos politinė klasė gautų savo patirtį, kad ji gerėtų, kad ji neprastėtų. Ačiū Leonidui, ačiū visiems, gerų visiems įspūdžių ir nepamirškit, gegužės 25 ateit balsuoti Europos parlamento rinkimuose. Europos parlamentas. Veik, spręsk, paveik.